paprasta pasikasyti, kai nežinai, ką rašyti. Tačiau, kai norisi tik kasytis ir kasytis, gali būti, kad tave užpuolė utėlės. Oi, atrodo, jos užpuolė visą klasę. Kaip nugalėti utėlės? Utėlės tikros bjaurybės. Joms patinka visokie plaukai, tiesūs, garbanuoti, trumpi, ilgi. Utėlėms nerūpi, ar dažnai plauni galvą. Jos gali nekvėpuoti labai ilgai. Utėlėms nesvarbu, kiek tau metų ar kokius ledus mėgsti. Joms svarbiausia siurbti kraują. Įkastas vietas niežti, todėl norisi kasytis vis smarkiau, bet tai nepadės, o utėlių vis daugės. Tikra bėda. Ką daryti? Jeigu niežti galvą, pasakyk mamai, tėčiui arba visuomenės sveikatos specialistui, kuris dirba mokykloje. Jie apžiūrės tavo plaukus. Jeigu ras utėlių arba jų kiaušinėlių, padės jų atsikratyti. Balti kiaušinėliai prie plauko stipriai prisiklijavę, o ir pačios utėlės tvirtai įsikibusios į plaukus. Todėl iš pradžių plaukus ištrinksime specialiu šampūnu, kurio utėlės kaip nemėgsta. O vėliau jos kruopščiai iššukuosime itin tankiomis šukomis. O kaip neapsikrėsti utėlėmis? Utėlės neskraido ir nešokinėja. Jomis negali apsikrėsti nuo šuns ar katės. Utėlėmis apsikrečiama tik liečiantis galvomis, naudojant tas pačias šukas, kaspinus arba kepures. Paprasta to išvengti, ar ne? O jeigu tave užpuolė utėlės, neišsigąsk. Pasakyk suaugusiesiems, jie tau padės. Draugaukime ir būkime sveiki.